mes kalbėsime apie saviugdą, kuri tiesiogiai išplaukia iš jūsų gebėjimo valdyti save. Kaip jau minėta mano ankstesnėje žinutėje, saviugda yra ta pati savikontrolė, tačiau pasauliniu mastu, įskaitant visus jūsų gyvenimo aspektus. Tarkime, kad jūs įvaldėte visus tais savitvardos principus ir jūsų naujos spontaniškos reakcijos nebeturi triminčių požymių, o tai reiškia, kad jūsų sąmonė pagaliau pasiekė ketvirtojo ar penktojo matavimo lygiai. Dabar bijėjo eilė įvaldyti saviugdos įgūdžius. Kaip tai galima išreikšti? Visų pirma, keičiant savo gyvenimo būdą, kūrimo šio galioja visai kiti dėsniai. Apskritai tai žymi jūsų sąmonės išėjimą už trimatės matrikos, kadangi prieš tai jūs savo gyvenimą ir santykius su aplinkiniais žmonėmis kūrėte pagal trimatės matrikos dėsnius, kurie visus lenkia viena linkme. Tai dabar jūs turite sukurti naują erdvę su savo mikroklimatų viduje šios matrikos, kurioje toliau egzistuoja jūsų planetos didesnė žmonių dalis. Ir čia saviugda pagrįsta penktojo matavimo būties principai.